aš kaip supratau užkulsiuose, tu esi į savo bratkį taip stipriai metęs tapkę, kad jį taip atšoko, kad išdaužė langą. Gali papasakot, dėl kogi kilo konfliktas? Tai konfliktas kilo dėl to, kad, vėl vyresni supras. Yra namuose vienas snikeris, ane? Vienas snikeris. Jį reikia pasidalinti per pusę. Taip. Tai pirmą, tu išsimeti kapeiką, kas dalins tą snikerį. Ir jo jau taisyklės kokiom, ne? Palauk. Jo. Tada aš išmečiau, kad dalinu. Tada sumirka tą tikšt. Ir jeigu aš dalinu, vadinasi, jisai renkasi. Kurią dalį nori pasirinkti. Ir aš padalinęs supratau, kad aš blogai padalinau. Bet rinktis jau jam. Ja, okay. Ir aš tada bandžiau stabdyti, kad palauk dar biškį pataisysim. Nes ten kokius 0,0 jam daugiau tos snikerio. Ir jisai nesutiko. Vat nuo to ir viskas prasidėjo. Ir pasitaikė tiesiog kelyje tapkė. Tapkė ir tapkė buvo mesta žmogui į veido sritį. Kaip per farus aiškina. Metamuoju judesiu. Taip, ir kaip dažnai ir toliau gyvenime buvo nepataikiau. Pataikiau į langą, kuris dužo. Ir tada abu peršykė, išvažiavom į sodą, tipo nieko neatsitiko. Aš mėgstu, ta prasme, vyrai yra nuostabiausias tvėrimo žemėje. Jeigu sudaužiai kažką, tiesiog išvažiuoji. Tipo, sutvarkys kas nors, ką aš žinau. Ne, taip nepastebės. Nepastebės, aišku. Nei mūsų, kad nėra, nei kad langas išdaužė. Ačiū Dievui, Lietuvoje žiemos nėra, žinai, tai, tipo, kam tas langas vis tiek. Gavot pizdako po to? Bet, man atrodo, kad krepšininkai, kai vaikystėje gaudavo pizdį, jie kaip iš trenerio priima. Jo. Tu, ką tu čia išdu? Jo, okei, davai, dedam rankas, mama. Ir viskas, Kaunas, ačiū labai, kad šiandien atėjot. Paplaukit mūsų svečiui. Mantas Kalnietis!